Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą. Tinklalaidės 35 į pensiją rėmėjas ir partneris sutelktinio finansavimo platforma Let's Invest. Let's Invest ekspertų komanda padeda privatiems asmenims bei įmonėms pasyviai įdarbinti laisvus pinigus su konservatyvia rizika. Klausėte kaip? Drauge su profesionalais investuojant į išskirtinius projektus. Projektų atranka bei priežiūra rūpinasi Let's Invest komanda, o investuotojų lėšos visuomet yra apsaugotos įkeičiamų nekilnojamųjų turtų. Noriu tik priminti, kad pinigai, kurie nedirba, nuvertėja, tad visada apsimoka juos įdarbinti. Jei nežinote, kur ir kaip, jums padėti gali Let's Invest ekspertų komanda, susibūrusi tam, kad investuoti būtų paprasta visiems. Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą. Laidą remia Sugihara, estetinės medicinos klinika, kurioje jumis bus pasirūpinta iki smulkmenų. Sveiki, čia Indrė Kavaliauskaitė ir mano tinklalaidė 35 į pensiją. Čia kalbam apie investavimą įvairiomis formomis. Tiek stengiamės padaryti taip, kad bent vieną dieną už mus dirbtų mūsų pinigai, o ne aš. Stengiamės investuoti į savo kokybišką gyvenimą, į hobius, sveiką gyvenseną ir grožį. Kartais pavyksta kalbėti šią temą, sujungiant viską į vieną. Nes turiu fantastišką pašnekovę, svečią. Julija Steponavičiūtė yra bene viena iš dviejų garsiausių Lietuvos modelių. Tokius brangakmenius turim tik du. Dirbusi Niujorko, Milano, Paryžiaus modelio agentūrose, bendradarbiauja su pačiais garsiausiais mados namais. Tokia turbūt gal garsiausia sutartis, kurią daugiausiai galima rasti aprašyta Max Factor gigantės veidas nuo 2012-ųjų. Hobis kulinarija, kuria populiarių receptų tinklaraištį Kitchen Julie. 23 metais išleido tokio paties pavadinimo knygą ir jau nekartą įtraukta į top turtingiausių Lietuvos žmonių 500. Tai apie tą sveiką gyvenseną, apie grožį, apie pinigus ir investicijas. Viskas viename šiandien su Julija. Labas, kaip pristačiau. Labai daug pasiekimų. Ir kad visi išgirstų ir suprastų, kad vertas dėmesio pašnekovas, nes tie, kas girdi, kai kuriem tik money talks, išgirs, kad yra uždirbta, žino, kad kažką teisingo padarė. Tie, kas mato grožį, mato, kad sėdi labai graži moteris šalia ir galvoja, aš irgi noriu atrodyti kaip ji. Tai gerai, nežinau, nuo ko pradedam. Gal nuo modelio karjeros? Pradėkim, taip, kaip viskas ir rutuliojasi, tai tegul taip ir rutuliuosim. Kaip ten atsiradai ir koks kelias buvo, kad taip greitai tapai pasaulinę žvaigždę? Tai buvo toks iš tikrųjų staigus šuolis į modelio karjerą. Aš niekad neplanavau to, nenorėjau, nors lankiau modelių būrelį. Tarp kitko 11-13 metų maždaug tame amžiaus tarpe. Bet šiaip mane atsitiktinai Vilniuje pastebėjo gatvėje atstovė iš vienos Prancūzijos agentūros ir pasikvietė į castingą, į atranką, kuri tuo metu buvo čia pat, ten centre viešbutis ir tai buvo Baltic Model Management agentūros atranka. Būtent tuo metu tiesiog vyko ir sako, mes labai norėtume, kažkaip, gal užeitum. Ten reikia, jeigu šiaip pasiruošti, neatsinešti aukštakulnius, ten maudymosi kostiumėlį. Tiesiog... Man buvo 14 metų, aš buvau ką tik iš pamokų, atsimenu net, kad lyjo, tai buvo tokie pusiau peršlapę plaukai, kuprinė, nutysusi su daug sunkių knygų, džinsiukai, kėdukai ir aš tiesiog sakau, okei. Ir aš užėjau, tai buvo vidurdienis ir pamačiau, kad ten vyksta toks rimtas reikalas, nes daug tvarkingai apsirengusių vyrų ir moterų sėdi ir daug laibų jaunų, gražių labai merginų ir žinau, ką aš dabar iš viso veikiu. Bet taip mane pastebėjo tuometinis savininkas Baltic Model Management ir tai prasidėjo mano modelio karjera. Vis po metų aš turėjau pirmą savo kelionę, vasaros metu jinai vyko, tam, kad nepraleisčiau pamokų, gink dieve, buvo mėnuo laiko Milane ir iš tikrųjų pati pirmoji atranka, kuri įvyko Milane, tai mane tuo metu lydėjo tėtis. Mes atskridom į Milaną, nuvykome į agentūrą susipažinti su visa komanda
Ir atsimenu, kad jie mus išjudino, išskubino, sako, mes jums turim susitikimą labai svarbu, čia va dabar, va, už 20 minučių jūs nuveš, kad jūs nepasimestumėt mieste, bet labai svarbu, sako, jūs važiuojat pas Gucci. Galvoju, Dieve tu mano, vėlgi toks visiškas vaikiukas, žinai, su tėčiu, ir mes nuvažiavome į Gucci mados namus, o jie darė atranką į 70-ųjų savo metinių tokį resort kolekciją, kuri vyko Romoje, ten tokiuose labai gražiuose rūmuose, turėjo vykti gal už mėnesio ir mes nuvykom kartu su tėčiu, jie ten mane pafotkino, pažiūrėjo, kaip aš vaikštau, kažkaip kaip tuo metu mokėjau vaikščioti, nors šiaip pakankamai gerai mokėjau dėl to modelių būrelio, tai man pasisekė. Ir aš atsimenu, mes leidžiamės jau liftu kartu su tėčiu po tos atrankos ir tėtis sako, kaip tau atrodo, kaip, nu, vat, ką jie galvoja? Aš sakau, aš tai manau, kad aš jiem nepatikau. Ir atsimenu, tėtis sako, nu, žinok, nepyk, kad aš tai pasakysiu, bet sako, man žinok, atrodo, kad irgi nelabai. Bet sako, tu nesijaudink, taigi čia iš viso, nu, taigi pirmas toks dalykas ir iš viso, kaip gerai, kad, nu, pamatėm, kaip tai atrodo, ne visą tai. Aš tai jo, aš visiškai nesijaudinau. Ir aš gavau tą šou. Ir aš atsimenu, kad už mėnesio mane lydėjo mano Baltikų savininkas, Massimo Parisi, nes jisai italas ir jisai ir gyvena Milane. Mes iki šiol beje labai geri draugai ir esam. Tai jisai lydėjo mane į Romą tada ir aš pamačiau, ką reiškia ta tikroji aukštosios mados skalė, kaip viskas atrodo ir tada tik tai supratau, tiksliau man buvo labai labai stipriai Massimo išaiškinta, kur tu čia atsidūrė ir ką dabar tas reiškia. Nu ir tai tiesiog išsprogino karjerą, nes... Ką pasakė? Sakė, žiūrėk, sako, čia yra visi aukščiausi profesionalai savo srities. Sako, bus ta makiažo meistrė, bus toks ir toks plaukų stilistas, kuris daro ir su savo didelio komanda, Gucci mados namų stilistė, castingų atrankos žmonės komanda, manekenės, visos to meto visiškai topai buvo. Ir, nu, ir aš kažkokia 14 iš Vilniaus. Ir čia buvo pirmas šūvis, po to viskas jau... Taip, o po to buvo tiesiog gero managemento esmė. Tai vad, Massimo, iš tikrųjų, esu iki šiol be proto dėkinga, nes be šito žmogaus aš nežinau, kaip būtų susiklošiusi mano karjera. Jis buvo labai griežtas, labai toks šiaip aršus ir tiesmukas žmogus. Kai kas mados industrijai mėgo, kai tai nemėgo, bet jis labai gerai kovojo, atrinkdamas, kokios agentūros mane tada reprezentuos, tarkim, New York'e, taip aš patekau į IMG konglomeratą, kas yra vienas stipriausių pasaulio modelio agentūrų. O tai ir lėmė labai gerą managementą, nes jie žinojo, kaip dėlioti, kokiam klientam duoti mane, tam, kad tai tik dar labiau, kiekvienas tas žingsnis ir jų sprendimas įtvirtintų karjerą ir tu kiltum karjeros laipteliais mados industrijoje. Prieš priimdama sprendimą investuoti per Let's Invest platformą, man buvo svarbus keli aspektai. Pirmas, kad mano rizika būtų kuo mažesnė. Let's Invest siūlo labai konservatyvią riziką, užtikrintą įkeistų nekilnojamojo turtu, kad turėčiau su kuo pasitarti. Čia jums padės profesionalai ir kad viskas būtų paprasta. Jūs padarote bankinį pavedimą iš savo sąskaitos, įgyvendinus projektą, jūsų investuoti pinigai ir palūkanos sugrįš atgal į tą pačią sąskaitą. Tai į mano klausimus visus buvo atsakyta, pasižiūrėsim, kaip man pavyks su pirmąja 10 000 investicija. Toliau investuosim daugiau. Yra labai daug visokių, nežinau, legendų apie modelius ir jų laiką. Ir turbūt čia yra du skirtingi visai kontinentai tarp modelių, kur mes girdim tokias nelabai gražias istorijas, ten Milane kaip atvažiuoja ir ar ne, ir leidžia laiką, tik jos garsiai nuskamba. O čia turbūt yra labai griežtas, disciplinuotas. Taip, visiškai. Aš manau, kad labai priklauso ir nuo pačio modelio, nuo žmogaus, apie kurio karjera ten tuo metu vystosi.
ir nuo aplinkos iš tikrųjų, kas yra, kokie tie žmonės yra ir turbūt kokį pavyzdį rodo, kaip tave įkvepia, ką tu matai, ką tu pats tada įsiurbi į save ir kas tave pradeda motyvuoti galų gale, ar tave pradeda motyvuoti visi šitie reikaliukai, ar tave pradeda motyvuoti tai, kad aš čia galbūt pamatą labai stiprų savo gyvenime susikursiu. Tokia jauna mergina ir turbūt greitai atėjo ir dideli pinigai. Čia mes nesigėdinam kalbėti. Taip. Nesigėdinkim. Ir neatėjo turbūt taip greitai. Pamažu atėjo iš tikrųjų, nes kadangi turėjau stiprų, aišku vadovavimą savo karjeroje, tai ir aš dar buvau labai jaunutė. Tai aš negalėjau, nieks man neleido ir nebuvo noro iš tikrųjų, net nebuvo skatinimo nei iš mano agentūrų atstovų, nei jo labiau iš mano šeimos irgi, kad būtų kažkoks klausimas apie mokyklos metimą. Man pačiai tai būtų buvęs tikrai didelis ne ir aš manau būčiau. O yra modelių, kurios meta, ar ne? Esu girdėjusi, taip, gal nežinau, Lietuvoje tai taip turbūt nepažįstu, bent jau savo pažįstamų draugių rate, bet tikrai esu girdėjusi iš Skandinavijos šalių merginų, kurios galbūt ten 16 metų baigia mokyklą, palieka mokyklą, aš nežinau, ar po to pasibaigia kažkaip, ten lieka gal porą metų, tai ko gero gal kažkada vėliau grįžta, bet tikrai tokių variantų yra, bet aš visą laiką žinau, kad čia ne mano kelias, nes galvojau, kad jeigu nepabaigsi mokyklos, tu niekada prie to ir negrįši. O kada atėjo pirmas milijonas? Kelių metų. O šiaip galvoju, jaunam žmogui gauti savo pinigų ir daug, čia yra, turbūt labai daug yra istorijų apie krepšininkus, kurie irgi gauna, taip ir negalvoja, kas bus. Tai, o čia jaunas žmogus. Taip. Su nesuvokiamom sumom, kur... Kada atėjo pirmas milijonas? Tai nėra čia tų milijonų, taip sakėt, neskraidot do ore ir iš tikrųjų, tu paminėjai beje tą turtingiausių Lietuvos žmonių sąrašą, tai ten šiaip duomenys yra labai gerokai iškreipti ir aš esu netgi kontaktavus tai žmonėmis ir kalbėjusi, kad biški do your research people, bet... Tai jie kokius nors kontraktus išsitraukia, ar ne? Tai, ir ten taip... kažkaip turbūt sumėtė, bet tai šiaip iš piršto laužta, bet šiaip, jeigu iš tikrųjų tai turbūt atėjo milijonas su Max Factoriaus kontraktu. Tiesiog tai buvo čia kiek metų buvo? Kas pripildė? Amžius. Tai Max Factoriaus prasidėjo, man atrodo, 2012 ar 2013 metais. 2012. Ir mes turėjom 3 metų kontraktą. Tai sakykime, kad 2015 metais maždaug, tai kiek man buvo? Man buvo 22 metai maždaug. Jo. Tai jau mokykla baigta jau... Taip. Čia buvo tada pirma investicija mano apskritai gyvenime, tai buvo nekilnojamas turtas ir buvo butas Vilniuje. Tai pagrindiniai pinigai tenais ir nukeliavo. 22 metų mergina pati nusipirkti butą. Taip, Vilniaus dar centre. Taip. Gerai, o koks santykis dabar yra su pinigais? Ar, nežinau, kur prieiti, nes kaip skaičiu apie karjerą, kad po tam buvo aktyvi labai modelio karjera, nežinau, ar dabar daug tuo užsiemi, bet... Ne, dabar kaip tik yra viskas labiau keliauja į antrą planą, mano dėmesys visas kasdienis atitenka Kitchen Julie, mano tinklaraščiui, mano knygai, tai visiškai maistas, kulinarija. Bet modelingas dar kažkur pašmežuoja, karts nuo karto, tai ir Lietuvoje, ir išskrendu kartais, bet tai yra tokie visiškai pavieniai projektai. Tapo hobis jau modeliai. Taip, visiškai. Pavargai nuo to nuolatinio bėgimo, kad norėjosi sustoti, ar atėjo iš kažkokių, nes kiek aš pasižiūrėjau ir tinklaraštį, ten tos ir receptus, viskas labai orientuota į sveiką gyvenseną, ar ne, į tokį grožį, kurį gali sukurti skaniai valgydamas. Taip, tikrai taip. Kad po to nereiktų įvairių procedūrų. Taip. Nes pirmas darbas padarytas. Taip, iš vienos pusės taip.
Tai žiūrėjai tai kaip į verslą, ar labiau, kad pavargau, užsidirbau ir dabar darysiu, kas man labai gera? Labai geras klausimas. Tai iš tikrųjų kulinarija mano gyvenime atsirado ir Kitchen Julie būtent kaip vaistas nuo modelingo. Tai kai aš buvau perdegusi, aš tikrai jau kai baigiau mokyklą ir visiškai pilna galva pasinėriau modeliavimą, tuo metu išsikrausčiau į Londoną ir mano didžioji laiko dalis buvo tarp New Yorko ir Londono. Ir tada kartais grįždavau į Lietuvą, šiek tiek praleisdavau laiko. Ir tada tarp visų kitų šalių, kur tiesiog atsirasdavo kažkokie darbo projektai. Ir po kažkiek gyvenimo metų, kai tu neturi aiškios rutinos, kai tu gyveni visą laiką nežinomybėje, nes tu nežinai, ar tau ateis užklausa dėl darbo rytoj ir galbūt tu čia viską mesi, važiuosi į oro uostą, nesakysi, jo, aš galiu ir čia geras darbas ir negaliu jo pramesti ir vėl kažkur skrisi. Tiesiog daug streso buvo ir visiškai nebuvo tos struktūros ir tos kažkokios ašies, kuri ramybę kažkokią teiktų. Ir taip atsirado tas maistas, nes man patikdavo gaminti ir aš kiekvieną kartą, kai jau grįždavau namo į Londoną, tai mano būdavo toks tiesiog mano kaip meditacinis ritualas, kad aš vaikščiodavau po maisto parduotuvės įvairias, ko Londone yra apstu ir tu, jeigu tu nori, nežinau, ten nuo kokio nors steiko iki kažkokių veganiškų produktų, tai tu žinai, kad tu rasi aukščiausios kokybės viską, bet kokioj kategorijai, nes, nuvažiavus į vieną rajoną ar į kitą, tu susirinksi viską ir ten būdavo toks produktų rojus, visiškai, tokia meka tiesiog, toks buvo, tai būdavo gera, bet iš tų visų produktų susirinkus kažką kurti, gaminti. Ir aš taip leisdavau savo laisvalaikį ir taip suburdavau draugus, būdavo tokios bendros vakarienės, tada pradėjo jie komentuoti, kad oi, kaip čia skaniai darai valgyti, tu čia pradėk rašyti. Ateisim rytoj. Taip, ateisim kitą savaitgalį vėl ką padarysi, jo, tai aišku. Tada sako, rašyk blogą, sako, okei, pradėjau rašyti tą tinklaraštį, kurį tai skaitė turbūt 5 mano draugai. Bet tai taip ir prasidėjo Kitchen Julie. Tai buvo visiškas hobis ir aš, kažkaip tikrai man suteikė tai daug ramybės. Aišku, galiausiai to neužteko ir aš persikraušiau į Lietuvą maždaug 2017 metais, nes, prasidėjo man nerimo atakos, būdavo, kad nemiegodavau naktimis, o kitą dieną turiu skristi transatlantinį skrydį kažkur ten į San Franciską ir aš tam lėktuve ten 10 valandų anxiety sėdžiu ir supratau, kad aš dabar klausau ir galvoju, kad idealiai įprasmini, taip įgyvendini laidos pavadinimą 35 pensija ir turiu omeny išeiti, kad veikti tą, ką nori, kas labai džiugina, nuo ko nepavargsti. Mane džiugina mano darbas, bet vis svajoju, turiu kažkokių, kur galvoju, taip kaip rašyti ir gaminti. Man patinka būti sodyboje, skaityti, rašyti ir kaip... Tai, žodžiu, pradėjai kaip hobį, ne kaip verslą. Ne. Vadinasi, su uždirbtais pinigais buvai kažką padarius dar ne tik savo butą nusipirkus, kad jaustumės rami. Taip. Tai kokie yra tie investavimo įrankiai ar koks planas gyvenimo padarytas? Iš tikrųjų, tai pamažu, taip sakyčiau, pamažu, palaipsniui mano gyvenime atsirado įprotis investuoti. Tai pirma mano investicija buvo, turbūt pats neracionaliausias ir visiškai, toks sprendimas gal neprotingas, taip. Negalim taip savęs. Galim pasivaržyti. Rizikingiausias gal taip. Tai buvo kriptovaliutos. Taip. Tai aš jau bitcoinas, tai aš jau esu išgyvenusi tą, ką turiu, tai iš tikrųjų suinvestavau ir aš dar vis tebeturiu ir kol kas nieko nedarau, bet jau išgyvenau tos 3 ar 4 ar kiek ten šuolių buvo, kur visas kripto, taip sakant, baseinas užkyla, po to krenta, po to vėl dar dvigubai užkyla, po to krenta, kas kartojas ten, kas porą metų maždaug. Tai čia buvo mano pirma tokia investicija, neskaitant nekilnojamo turto. Ir tik vėliau po truputį atsirado kiti momentai. Tai šiuo metu aš esu
ir vieno labai mėgstamo lietuvių prekinio ženklo investitorė, The Naughty Ones. Ir esu jų ambasadorė. Taip pat, tai mes socialiniuose tinkluose vis kažką gražaus sukuriam, labai palaikau, labai tikiu, labai gera prie to prisidėti ir matyti, kaip jie auga, kaip jos auga, tai yra moterų įkurta kompanija lietuvių. Tada atsirado mano gyvenime investiciniai fondai, tai obligacijos per fondus investuotos šiuo metu yra. Laidą remia sutelktinio investavimo platforma Let's Invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą. Ar pati domiesi, ar čia daug ką galima papasakoti, nežinau, įvesti. Julija yra ištekėjus. Taip. Tai ar vyro yra irgi patarimų ir pasitikėjimų, kaip šeimoje valdomi viskas? Ar pati domiesi ir ten kažkokius žaidimus žaidži? Tai vyras 100% labai daug lėmė šitame, nes turi ir draugų, artimų labai žmonių, kurie tikrai aktyviai investuoja. Ir kuriem gerai iš bitkoinų sekasi, ne? Also yes. Ir šitas taip. Ir kurie patarė neparduoti, sakykime, Tai taip. Pagal tą gyvenimo kokybę tikrai atrodo, kad gerai ten visiems sekasi ir tada turbūt reikia klausyti. Taip. Ir iš tikrųjų o kadangi man tai yra labai įdomu, tikrai aš nesu tas žmogus, kuris man sakytų, kur jeigu, tarkim, vyras sakytų, va, žiūrėk, tau reikia tenais, palinksėčiau galvą ir nieko nesigilinčiau. Jeigu tu dedi kažkur savo pinigus, tai tu turi išsiaiškinti, kaip tai veikia, ką tai reiškia, kokios rizikos, kaip apskritai. Tai man yra tikrai įdomu bet ačiū Dievui, kad taip, vyras atsirado mano gyvenime, kuris labai daug informacijos pritraukė ir leido pasinaudoti tais įrankiais, kur jau yra jo, sakykime, atrūšiuoti žmonės, kontaktai irgi iš investicinių fondų, kas valdo ir taip toliau. Tai labai, labai įdomu tame dalyvauti iš tikrųjų, nes kažkaip vėl paminėsiu šitą vardą savo buvusio agento Massimo Parisi, tai jisai vis laik labai akcentuodavo, kad protingai elgiasi su savo pinigais ir investuok ir ten taip ir anaip gali būti. Ir man atrodo, kad tiesiog labai daug davė įkvėpimo šitas žmogus ir teisingai susidėti savo gyvenimą. Taip, prioritetus tiesiog susidėti, nes tai galėjau viską labai lengvai išvaistyti, žinai, Chanel rankinukų. Tai 14 buvo galima ir į mokyklą nebegrįžta, kuprinė padėta, ne į šalį. Taip. Aišku, čia turbūt ir tėvai davė daug auginimas įtakos. Taip. Pakreipia. Galėtum sakyti, kad jau galėtum ir esi išėjusi pensiją, su investicijom gyventi ir... Negalėčiau vien dėl to, kad o ką veikti. Viskas atrodo labai teisingai sudėta, vaikų dar reikia. Taip. Tada bus laiko investicija, laiko energijos ir meilės, ne? Bet šiaip iš tikrųjų, kai pagalvoju, jeigu tikrai iš finansinės pusės taip visiškai pilnai galėtum labai tokį sultingą gyvenimą gyventi ir dabar išeiti į pensiją, aš išprotėčiau. Ta prasme, tai kaip, tu turi kažkaip, o kaip tu save išreikši? Aš nežinau. Man tai atrodo, kad ne, tai dar tikrai nenoriu, bet labai gera, aišku, jausti tą, tokį kažkokį pamatą ir tą tokią safety blanketą, tą tokį trampliną, kur tu žinai, kad yra kažkokios apsaugos, tos investiciniai visi momentai, kur tikrai kainavo labai daug tavo energijos ir atsidavimo ir labai sunkaus darbo, daug metų ir nuo jauno amžiaus, bet jie kažkaip faina matyti tos protingus sprendimų vaisius. O knygos išleidimas? O labiau verslas ar irgi toks svajonės įgyvendinimas? Šiaip iš tikrųjų abudu. Knygos, šita pirmoji mano knyga, tai aš norėjau, kad būtų kaip vizitinė kortelė, tokia visiškai. Tai norėjau to, tai čia gal svarbesnis momentas buvo tas kažkokia duoklė atiduoti kičendžiulį, tas
tarsi šito prekinio Laidos ženklo. dar reikia, ką toliau daryti galim. Tokios? Kitchen Julie laidą. Taip. Šiaip tai būtų įdomu padaryti, man atrodo, būtų geras iššūkis, tai neapleidžiu iš tos minties, ką žinau, gal kad ir YouTube, gal kažkada pradėsiu savo laidą, gal ir Lietuvos televizijoje kažkur, kas ten žino, bet šiaip įdomu būtų, man atrodo, būtų geras irgi spyris į šikną, nes, būtų rimtas iššūkis. Gal tiesiog tokia miela ir faina savirealizacija, kur dar vienas dalykas, kurį gali daryti, kuris labai džiugina ir nekelia įtampos. Tai. Jei galėtum duoti savo kokį nors patarimą, tai mergaitai su kuprinė, kuri įeina į tą castingą, ką savo patartum? Imt viską, kas ateina, imti ir nebijot. Ir nebijot, taip. Ypač, kai yra labai kažkokia didelė nežinomybė ir jau tai didelė atsakomybė, tai tikrai nebijot šito. Pakalbėjom apie išleistą knygą, kokios mėgstamiausios knygos. Bet kokia šauna į galvą ir patart galėtume paskaityti. Nebūtinai apie receptus. Tai iš knygų labai žmogų galima pažinti. Visiškai bus ne apie receptus. Man labai stiprų įspūdį paliko Bėgančios su vilkais. Šią skaičiau dabar prieš kokius gal 5-6 metai atgal. Clarissa Pinkola Estes, man atrodo, autorė. Dabar skaitau Kūnas mena viską, kur taip jau lūkuriavo mano akiratėje kokius gerus metus, tai dabar esu įpusėjus šitą knygą. Tada žiauriai, praėjusiu metu mano viso gyvenimo turbūt kol kas topas, tai yra Šaltinis, Ayn Rand. Neskaičiu. Angliškai originalo kalba vadinasi The Fountainhead. Šiaip originalo kalba ir skaičiau, labai rekomenduoju, kas skaito angliškai, perskaityti originalo kalbą, nes tai yra tokia, tas žodynas, minčių išraiška yra neįtikėtina. Iš tikrųjų tai apie, yra romanas, bet knygos esmė yra, nepaisant viso to šūdo, atsiprašant, kas vyksta gyvenime ir to spaudimo ir masių vienodumo, kaip išlikti ištikimam savo vertybėms ir kaip nepaisant visko, kaip tave talžo gyvenimas, išlikti, atsilaikyti savo vertybių. Tai yra taip toks stiprus kūrinys, neįtikėtina. Džiaugiuosi, kad knygų paklausiau. Mintyse tokį vaizdą ir turėjau, bet tada labai gražiai susumuoja kokia asmenybė. Nuo 14 metų iš dalies visos pajamos ir gyvenimo dėliojimas tarsi buvo, kad apmokama išvaizda. Kiek daug pastangų į savo išvaizdą dėjai tada ir ar dabar ką nors? Keiti, darai, stengies daugiau? Taip, tikrai daug. Gal ne kažkokių tokių super, net ne super, apskritai ne kažkokie invaziniai dalykai, nes aišku labai jaunas amžius, bet tai be abejo buvo mityba, kad būtų... Tas tikrai labai nuo anksti rūpinausi ir ačiū Dievui anksti išmokau tos tiesiog maistingumo viso. Ir kadangi pati gaminu ir man tai yra įdomu, tai labai daug to, ką esu į save įdėjusi per maisto prizmę, yra atėję būtent iš naminio maisto. Čia, aš manau, yra sveikiausias dalykas, ar ne, nes taip tu išvengi kiek įmanoma visokių kažkokių pridėtinių dalykų. Tai toks momentas - sportas. Sportas atsirado irgi labai anksti mano gyvenime, nežinau, gal nuo 17 metų. Ir iki šiol yra reguliarus dalykas, aspektas, kurį tikrai užtruko prisijaukinti, nes darydavau tik tais dėl to, kad agentūros prašydavo, kad, žinai. Bet norėjau klausti, ar ten duodavo kažkokį, nežinau, kaip briefą, kaip tu turi atrodyti, kad ten jeigu bus spuogų, tai nepriimsim. Jeigu bus, būdavo taip, svoris privalo būti toks, nagai privalo būti tokie. Taip, tai būdavo vienokiu ir kitokiu būdu, tai šitą informaciją prie tavęs prieidavo. O aišku, kai jau ne vienerius metus esi industrijoje, tai tavo agentai jau žino, kad tu supranti viską ir tam nepriiminėja šitų dalykų, bet būdavo netgi kartais briefas darbo, tarkim, kol šitas, tai yra tas
informacinis lapas, kurį tu gauni apie, tarkim, rytojaus darbą, ne, su visų vardais, ten patiksina, kada būti, kur būti ir būna dar pridėta, pavyzdžiui, žinutė, kad ir nepamirškite, kad šitam klientui būtinai turi būti nagai švarus be jokių ten gelinių lakų, žinai, be nieko apskritai, arba ten koks nors, nežinau, kažkokie va tokie specifiniai galbūt, ne, niuansai. Tai jo, jie visada būdavo o kažkoks bazinis standartas, kurio tu laikydavais, tai irgi būdavo, jis jau suprantamas ir elementarus, kad turi būti, žinai, graži oda, jeigu kažkas atitinka tavo odai. Bet norėjau klausti, kartais juk būna, kad atsikeli ir va paauglystė nutiko. Taip. Buvo nutikus paauglystė? Oi, buvo. Nebuvo intensyviai, bet būdavo tokie kartais mini kažkokie protrukiai. Tai tada tiesiog, kreipiesi agentūrą, žinai, agentūra viskas okei, atsiunti nuotraukas, kaip tuo metu ten kas ten atsitinka, tada agentūra siunčia klientui, ir klientas sako, ką tai čia nieko tokio. Pavyzdžiui, žinai, visko būdavo, taigi ir atsitinka kažkoks šiaip, ne paauglystė, bet, ką žinau, susižeidė, ar ten dar kažkas atsitinka, žinai. Laidą remia Sugihara – estetinės medicinos klinika, kurioje jumis bus pasirūpinta iki smulkmenų. O kiek dabar investuoji į savo išvaizdą? Tobulą išvaizdą. Ačiū. Jau mes visą komandą pagyrė, kokia graži įėjo moteris. Jezu, ačiū, labai malonu. Tai tas pats mityba, aišku, lieka. Šitą taip atsiliepia tikrai taip atsiliepia išvaizdą, į odą, į skaidrumą, į švarumą odos, veido, kūne apskritai, ne, kaip man asmeniškai, aš labai šitą matau, žinai. Kuo tik tai pradedi dauginti saldumynų ir ten visokių, nežinau, ten pieno produktų ir ten, žinai, bulkučių, tai iškart kemšasi poros, pradeda berti ir visokie nesąmonės atsiranda. Kai tik tais daugiau gryno maisto namuose gamini ir ten, žinai, būtinai tavo mityboj ten atsiranda daug daržovių, vaisių, visokių ten, nežinau, skaidulų turinčių dalykų, kaip ten pupelės, visokie lęšiai, tai žiūrėk, ta prasme tiesiog nieko nereikia daryti, kažkokių nereikia fantastinių procedūrų, bet viskas prasivalo. Tai šitas, tikrai stengiuosi kiek įmanoma tą mitybą rūpintis. Pieno produktai žinau. Žinau, tai aš irgi žiauriai mėgstu, labai. Sūriai, visi ten, Jėzu, varškė ir taip toliau. Sportas irgi reguliariai. O kažkokios procedūros, ten pavyzdžiui, pas kosmetologus, dermatologus, kaip dažnai vaikštai? Labai priklauso irgi nuo laikotarpio, gal dažniau vaikštau, ne laikotarpio, sezoniškumo, dažniau vaikštau į žiemą, mano oda šiaip veido linkusi sausėti ir ypač kai šaltas oras yra tikrai jautriai reaguoja, dar kartais perioralinis dermatitas mano truputį išlenda ten, tokie paberimai ant veido, tai tada tiesiog daugiau dėmesio turiu skirti procedūrom, bet tai aš labai mėgstu, pavyzdžiui, biorevitalizaciją su gintaro rūgštimi. Tai darau kokias, tarkim, 3 procedūras pamėnesiu į žiemą, nes labai prisotina drėgmės mano odai ir labai paveikia, labai padeda palaikyti jos drėgmę. Tai jaunystė padeda palaikyti, kitaip sakant. Tai bet kažkokių ten dar ekstra, kažkokių tokių invazinių nedarau. Batulino darau, į pykčio raukšlės. Ta prasme, bet čia, žinai, neturiu kas lėti. 30 dabar, ne? Man 30 taip. Taip, išėjusi pensija, 30 Tai kažką po truputį, nežinau, ten padrėkinti, ir irgi su Petru pasitikiu savo kosmetologiją, irgi pasikalbi, ką ten galima bus įtraukti, tai taip ir žinai. Bijai pasent? Bijau, bet bijau pasent, žinai ko? Bijau fiziškai, ta prasme, iš energijos pusės, kad nepaeisi, bet tas judėjimas man čia yra taip baisu, bet tas kad sąnariai, kad skaudės, kad tu negalėsi, pavyzdžiui, laisvai vaikščioti, ar negalėsi, žinai, neturėsi judrumo, man šitas atrodo, tai baisu. O kad išvaizda sens nieko tokio. Svarbu, kad gražiai sentų. Mažiau kažkaip šitas. Kad protas dar šviesus būtų, neblogai būtų, ne? Taip, protas šviesus. Kad atsimintum savo draugus, savo šeimą, kas vakar vyko. Ir vaikščiot. Taip. Man atrodo, viską aptariam.
Aš dar mielai pasikalbėčiau. Aš irgi. Kalbėčiau ar galėsim, gal padarom, gal galim sukviesti tą draugų kompaniją kokį kartą ir apie kripto padiskutuoti. Ne, reikėtų, galim. Įdomu būtų. Ten yra tokių neblogų aplinkoje. Būsimų pokalbių dalyvių. Pasižiūrėsim, kaip Lietuvoje milijonieriai žmonės tampa. Taip. Investuodami į kripto. Bet dabar turbūt naujai neinvestuoja į kripto. Ne. Užtenka. Užtenka, taip. Dabar tokia nežinomybė būtų, atrodo, Dieve. Nesuprantu nieko. Tiesiog gal per baisu. Manau, kad viską padarėjai ir darai teisingai, atrodai fantastiškai. Ačiū, kad šiandien atėjai. Ačiū tau labai. Senkim kaip Julija. O, Dieve. Aš žiauriai jauna dar, bet aš manau, kad ir 50. Atrodys taip pat. Bent jau vaikščiosim, susitarėm, kad 70 susitiksim ir vaikščiosim ir prisiminsim, kad filmavom šitą podcastą. Gerai, sakysim, atsimeni, tada kalbėjom. Įsijungsim, pasižiūrėsim. Ačiū. Ačiū tau labai. Po pokalbio su bene viena gražiausių Lietuvos moterų ir toliau norisi tęsti pokalbį apie grožį. Kalbėsime su klinikos Sugihara dermatologais trichologais apie tai, kaip išeiti pensiją, kada jau ten ir išeisim, bet kad neatrodytume kaip pensininkai. Sveiki, čia Indrė Kavaliauskaitė ir mano tinklalaidė 35 į pensiją. Čia dažniausiai kalbam, kaip išeiti pensiją kuo anksčiau ir gyventi taip, kad už mus dirbtų mūsų pinigai, o mes galėtume mėgautis gyvenimu. Bet neatsiejama dalis pensijos yra ir kaip toje pensijoje atrodysim. Norisi išeiti pensiją ir ilsėtis, bet neatrodyt kaip pensininkai. Tai ta proga šiandien su manim yra Sugiharos gydytojai trichologai, teisingai, Ieva Lingytė ir Tadas Raudonis. Ir pakalbėsim grožio temą, kiek kainuoja grožis ir kiek žmonių rūpinasi tuo laiku. Tai gal ir pradėkim trichologas, kad visiems definicijas išaiškinti. Tai iš tikrųjų dermatologas, trichologas. Šiaip tai mes turime licenciją gydytojas dermatovenerologas. Į tą specialybės apibrėžimą patenka labai daug subspecialybių. Vieni gydytojai renkasi labiau specializuotis trichologijoje, estetinėje dermatologijoje, bet nepamirškime, kad yra ir bendroji dermatologija, visos uždegiminės odos lygos, taip pat yra ir venerologija, tai yra lytiškai plintančios lygos, ir dermatoalergologija, ir onkologija, ir pediatrinė dermatologija. Ta prasme, tas spektras mūsų specialybės yra ganėtinai platus. O kalbant apie trichologiją, tai yra būtent plaukų lygų diagnostika ir gydymas. Čia vis populiarėjantis rytis, man atrodo. Nežinau, prieš kiek metų tapo taip aktualu, kaip dabar girdžiu vyrų. Iš tikrųjų, tai turbūt tai yra atsiradę, 10, 15, gal ir 20 metų atgal. Tiesiog tai galbūt nebūdavo taip tokia didelė problema ir tokia sureikšminama problema. Tiesiog gal anksčiau buvo manoma, kad standartiškai vyras, jeigu jau plinki, tai susitaikyk su to. Bet vis dėlto yra gydymas tokių problemų. Dabar atsirado tas gydymas. Visada važiuodavo iš Turkijos, ne? Ten buvo populiaru nuskristi Turkiją, susitvarkyti ir vyrai grįžta jau su plaukais. Vis dar populiaru, bet jau mažėja tas. Džiaugiamės dėl to. Iškart kalbant apie Turkiją, tai į Turkiją skrendama ne pas trichologus, į Turkiją skrendama dažniausiai pas plastikos chirurgą arba iš vis tiesiog gydytoją, kuris neaišku kokią specialybę turi, pasidaryti procedūros, tai yra operacijos. Tai nėra kalbama apie ligų gydymą dažniausiai. Laidą remia Sugihara, estetinės medicinos klinika, kurioje jumis bus pasirūpinta iki smulkmenų. Gerai, gal dar norėčiau ir atsijoti klientus. Atrodytų, kad grožio sritis yra vien moteriška, bet kaip jūs įvertintumėt? Ši mano šitą laidą aš visada vis taip stebiu ir ją žiūri
kažkodėl atrodo investavimas ir tada tu nesvarbu, ar tu investuosi į save, ar į pomėgius, į hobius, ar į fondus, ar į grožį, bet kažkodėl žodis investavimas ir labai daug vyrų auditorijos. Ar pas jūs yra daugiau moterų ar daugiau vyrų? Labai sunku atsakyti, nes iš tikrųjų, kalbant apie plaukų problemas, tai turime tikrai nemažai vyrų. Bet bendrai, jeigu kalbant apie estetiką, tai daugiau sulaukiame moterų būtent. Gerai, tai pereikim prie procedūrų. Ar galėtumėte įvardinti kažkokias procedūras, kurios prieš, sakykime, 10 metų, gal daugiau, atrodė visiškai nereikalingas dalykas, o dabar jos yra top ir beveik kaip higiena tampa? Na, turbūt vienas pagrindinių dalykų tai yra plaukų šalinimas, kuriems jau visiems iki skausmo turbūt įgrįsusios yra reklamos, pasišalinkite plaukus iš pažastų ir kitų zonų. Na, iš tikrųjų tai yra gyvenimo kokybę labai pagerinanti procedūra, kai mes galime praktiškai vos ne visam gyvenimui pamiršti skustuką ar pamiršti depiliaciją vašku. Atrodytų labai paprastas dalykas. Bet labai dažnai išgirsta žmonės lazerį ir galvoja, kad bus brangu. Taip, bet mes paskaičiuokime, kiek, jeigu skutame su skustuku, tai turbūt tai yra pigiau, bet tada mes nemažai laiko turime atiduoti šitam. Ir iš tikrųjų turbūt gyvenime ir yra arba laikas, arba pinigai, dvi valiutos tokios išskiriamas. Tai, na, sunku pasakyti, nesutikčiau, kad tai yra brangu. Šita procedūra, kursas procedūrų, jisai trunka realiai metus laiko. Per pirmus metus pasidaroma yra 6-8 procedūros. Vienos procedūros kaina priklausomai nuo apimamo ploto gali varijuoti nuo, sakykime, 60 iki kokių 200-300 eurų. Nežinau, kiek vienas apsilankimas kainuoja pas depiliaciją vaškų specialistę atliekančią, bet pas ją jūs lankytumėtės turbūt pastoviai, reguliariai kas mėnesį 2 ir po to tie intervalai neretėja. Tai čia yra tokia, sakykime, didesnė investicija pirmus metus, o po to nebereikia. Gerai, tai turim vieną procedūrą, dar kokią nors yra grožio procedūrų. Dar sakyčiau, kas labai išpopuliarėjo, tai darinių šalinimas. Nes anksčiau kažkaip žmonės susigyvendavo su tais dariniais, o dabar tikrai pakankamai daug tų konsultacijų būna dėl darinių šalinimo. Tai būtų papilomos, keratozės ar vyšninės angiomos. Tikrai žmonėms pasidarė labai aktualios ir trukdo. Ir jie ateina pasišalinti, o procedūra ilgai netrunka, greitai atliekama ir tiesiog iš karto matomi rezultatai yra. Kai aš ateinu, nežinau, čia dabar galima pasakoti, negalima, tą dar puikiai pažįstu. Taip. Ir nežinau, ar tokių daug žmonių yra kaip aš, bet aš kaip pas dantistą neklausiu, kurį dantį gydyti, taip aš niekada ateidam, skambinu užsirašyti, aš nesakau, aš čia darysiu tą ir dar net, dažniausiai net nežinau išėjus, kas buvo padaryta, nes ateinu ir sakau, ką reikia daryti. Čia geras aš čia geras esu klientas, pacientas. Iš tikrųjų, čia ir labai geras požiūris yra į tai, nes iš tikrųjų problema būna, kai ateina pacientai įsiskaitę kainoraštį ir tarsi kaip iš meniu nori užsisakyti šitą ir šitą procedūrą. Ne taip turėtų vykti. Kai pacientas atvyksta pas mus, tai mes ir pradedame nuo konsultacijos. Mes kalbamės, kokios problemos pacientą vargina, ne kokios procedūros jam reikia. Ar tai yra bėrimas, ar tai yra dariniai atsiradę, ar tai yra raukšlelės kažkuriuose vietose. Ir pagal tai ir renkamės procedūras, ko tam pacientui labiausiai reikėtų, nes tame ir yra dabar problema su labai agresyviu marketingu, kad, nežinau, kažkokios tai injekcijos šiuo metu labai akcija populiarios ar ką tik atėjusios ir visiems dabar darykime jas. Taip tikrai nereikia ir to neturėtų būti. Tai ir pradedam tą konsultaciją nuo to, kad apsižiūrim visų pirma visą veidą, jeigu reikia ir viso kūno odą ir įsivertiname, kas yra ne taip ir ką galim šiandien padaryti, o ką reiktų susiplanuoti. Labai pritarčiau ir norėčiau dar papildyti, kad kartais pacientės ateina labai jaunos ir jos nori, pavyzdžiui, atlikti HIFU procedūrą, tai yra
patempimo ultragarsu ir ši procedūra nėra tinkama tuo metu, nes pacientė yra tiesiog per jauna jai. O koks čia amžius, atsiprašau, nes aš nežinau, šitos aš tikrai nebandžius. Dar ne. Tai atsiprašau, dar galite patikslinti klausimą? Nuo kokio amžiaus, pasakėt, per jaunos? Taip, tai pirmiausiai tikrai rekomenduojame įprastai virš 30, o dar geriau virš 40 metų amžiaus. Ir taip pat yra 35 dar. Čia dar priklauso ir nuo odos tekstūros. Taip pat, jeigu yra labai ta oda tokia plona, prilipusi prie kaulo, kaip mes sakom, tai tada šita procedūra nėra tinkama. Bet jeigu pacientė turi tokį išreikštą riebalinę audinį, tai jinai yra tikrai tinkamesnė ir tada mes bandom tokiais atvejais, kai ateina pacientai, kurie, kaip jūs, turi gražią odą ir dar esate jauna ir tikrai jums nereikia tos procedūros, tai tada pabandom perkalbėti ir parekomenduoti tas, kas jūsų atveju būtų geriausia. Man prieš nusprendžiant investuoti per Let's Invest platformą buvo svarbu atsakyti į kelis klausimus. Pirmas – rizika. Let's Invest siūlo konservatyvę riziką užtikrintą įkeistų nekilnojamojų turtų. Antras, kad aš galėčiau pasitarti. Let's Invest siūlo profesionalų gyvą pagalbą. Na ir trečiasis, kad būtų tikrai paprasta. Investavus per Let's Invest platformą, jūsų investuoti pinigai ir palūkanos sugrįš jums į tą pačią sąskaitą, iš kurios investavot. Ar gali būti paprasčiau? Kaip Jūs galvojat, jeigu, tarkim, ir darysiu taip, kaip dabar darau, nes stengiuosi viską daryti čia taip, kiek įmanoma natūraliau mes tam. Tai ar įmanoma teoriškai išsaugo tą jaunystę ir iki kelių metų, tik tokiom be visų patempimų, be labai agresyvių procedūrų? Ar yra tokios procedūros, kurias palaikydama, aš iki 50 atrodysiu taip pat? Taip, aš labai norėčiau čia pasisakyti, kad pirmiausiai pradėkime nuo paprasčiausių dalykų. Tai yra, pavyzdžiui, apsauginio kremo nuo saulės naudojimo. Taip pat labai svarbu įtraukti yra retinolį nuo 20 metų amžiaus. Kitos procedūros, kurios rekomenduojamos pakankamai anksti, tai yra botulino toksino injekcijos, nes jos yra labiau apie rūkšlelių prevenciją negu gydymą. Ir kai tik pradeda matytis jau tos rūkšlelės mimikos kaktos zonoje, aplink akis ar ten pykčio zonoje, tai tada pats metas ir yra atlikti šią procedūrą tam, kad po to tos rūkšlės negilėtų. Ir priešingai, jeigu žmogus kreipiasi jau, kai jam yra 50 metų ir daugiau ir pirmą kartą atlieka botulino toksino injekcijas, tai tada tas rezultatas tikrai nebūna toks džiuginantis. Taip pat svarbios yra biorevitalizacijos, mikrodatinės terapijos ir nepamirškim sveikos gyvensenos, kuri yra irgi labai labai svarbi visame tame. Tai jeigu mes kombinuosim šias visas odos priežiūros priemonės, kaip jau ir minėjau, tam tikras procedūras, sveiką gyvenseną, tikrai išsaugosim odą. Ir dar kas labai svarbu, tai ir gretutinės ligas irgi gydyti, neužleisti jų. Kokios čia yra gretutinės? Visos gretutinės ligos, cukrinis diabetas, skydliaukės liga ir visos kitos, tiesiog svarbu jas gydyti, kad nebūtų blogai su jomis, nes tas pasimato labai ir ant odos, kad turime kažkokią problemą. Kaip galvojat, kokį biudžetą turėtų ten ar vyras ar moteris skirti per mėnesį savo jaunystės išsaugojimui, kad, nežinau, galim minimalų pasakyti? Matot, žinau, kad netiškas mano klausimas. Ne, etiškas pakankamai, bet tiesiog... Įdomus žinot. Nėra vieno skaičiaus visiems, nes... Yra skirtinga situacija, jeigu pacientas ar pacientė turi kažkokių rimtesnių odos problemų, vargina bėrimai, vargina kažkokios kitos veido lygos, sakykime, odos. Gerai, tada nekalbėkime apie kitus, bet konkrečiai, pavyzdžiui, jūsų akim. Nes aš galvoju, dar čia klausimas, kiek aš laiko į tai galiu investuoti, nes sunkiai kartais sekasi, bet kai susikaupiu, užsirašau į priekį. Tai kiek turėčiau? Tai tą ir atskirkim. Arba žmogus gali neinvestuoti jokių pinigų, bet jis turi skirti laiko kasdien savo veidui. Pradėkime nuo tinkamos odos priežiūros. Neskaičiuokim čia, kiek kainuoja kremas iš vaistinės ir panašiai, bet tinkama odos priežiūra, kasdieniai veido masažai, veido pratimai. Tai, jeigu žmogus gali kasdien skirti... Čia tos jogos veido, ne? Jo, jeigu jūs galite kasdien skirti 15-20 minučių savo veido odai,
tai jūsų investicijos klinikoje bus labai minimalios. Jeigu gaila laiko šitam dalykui, tai tada atsiranda piniginė išraiška klinikoje. Tai jeigu taip dėliotis, su jumis, Indrė, mes konkrečiai galim kalbėti. Tai, pavyzdžiui, botulinas, sakykime, žmogui nuo 35 metų, aš net nepamenu, kiek ir kur ir ar leidom konkrečiai, bet, sakykime, standartinė zona nuo 30 metų, ko mes pradedame, tai yra pykčio raukšlė, horizontalios kaktos raukšlės. Tai yra procedūra, kurios įprastai reikia kartą 2 per metus. Tai vienos procedūros kaina, grubiai galim sakyti, yra apie 200 eurų. Odos kokybę gerinančios injekcijos vėlgi priklauso nuo to, ar reikia ją gerinti. Galbūt jinai ir taip jau yra pakankamai gera. Jeigu atsiranda kažkokių, tai... Bet gal iš karto tada sustabdysiu, tada top, pavyzdžiui, procedūras odos būklės kokybei galėtumėte įvardinti? Tai galėtų būti gintaro rūgšties injekcijos, amino rūgščių injekcijos, biorevitalizacija. Tai, vėlgi, konkrečią medžiagą mes pasirenkame individualiai tam pacientui, kas būtų geriausia. Tai jų vienos procedūros intervalas yra nuo kažkur 200 iki 400. Bet vėlgi, nebūtinai visada to reikia ir įsivertinam, ko ir pats pacientas nori ir kas iš to bus. O įvertinus bendrai dabar visas procedūras, Sugiharoj atliekamos top procedūros pagal populiarumą, nežinoma. Taip. Tai jau tado minėtos botulino toksino injekcijos yra tikrai labai populiarios, dėl to, kad greitai suveikia ir dėl to, kad greitai atliekama procedūra ir nereikia taip dažnai jų kartoti. Kokių problemų nerekomenduotumėt spręsti patiems žmonėms? Čia mes visi esam tokie Google ir dirbtinio intelekto žinovai, pasidarėm online ir nusprendėm, kad žinom, kaip tą pasidarysim. Kada sakytumėt žmogui, rekomenduotumėt, kad gal patys nepersistenkit? Tai gal taip ir mes padėsim. Ir aš norėčiau pasisakyti. Pradėkim gal nuo viršaus. Tai kalbant apie plaukus, jeigu plaukai slenka keletą mėnesių ir ilgiau, ar matote retėjančius plotus kažkur, tai jau nereikėtų užsimti savigydą ir kreiptis į gydytoją. Kalbant apie veidą, tai vėlgi, jeigu pradeda atsibosti kažkokios tai raukšlelės, kurios yra jau gilesnės, ar odos kokybė pradeda netenkinti, tai irgi, su kremais dažnu atveju mes tos problemos galime neišspręsti. Jeigu yra kažkoks tai bėrimas atsiradęs ant kūno, jeigu jisai tęsiasi keletą savaičių ar blogėja, tai irgi yra priežastis kreiptis į gydytoją. Tai aš norėčiau apibendrinti, kad iš tikrųjų daugelio būtent klausimų, problemų nerekomenduočiau spręsti patiems, nes kaip cukrinio diabeto, padidėjusio kraujo spaudimo negydome namuose savarankiškai ir kreipiamės į gydytoją, tai lygiai taip pat turėtų būti ir su odos ligomis. Ir keli tokie pavyzdžiai būtų, pavyzdžiui, žmonės dažnai galvoja, kad odos vėžys turi būti skausmingas ir nesikreipia, o bloga žinia ta, kad dažniausiai odos vėžys neduoda jokių simptomų ir yra diagnozuojamas tik tai apžiūrint su dermatoskopu gydytojo dermatologo. Taip pat pasitaiko atveju, kai... O čia kas kiek laiko reikia tą padaryti ir ką pamačius pas save reikia ateiti? Taip, tai rekomenduojam pasitikrinti darinius kas metus ir ką mes patys galim padaryti, tai išmanyti tokią taisyklę ABCDE, tai jinai padeda mums diferencijuoti tuos darinius, kurie jau yra pakankamai įtartini. Ir priminsiu, A yra simetrija, B yra netolygus kraštai, C 2 ir daugiau spalvos, D yra diametras daugiau nei 6 ir pats tas E, tai svarbiausias yra, tai kai darinys keičiasi laiko bėgyje, pastebim, kad jisai staiga padidėjo ir kažkoks keistas pasidarė, tai tada jau tikrai nelaukit tų metų ir ateikit greičiau pas gydytoją dermatologą patikrai. Ar daug tokių pareigingų žmonių turit pacientų? Daugėja, bet kurie dar galėtų būti daugiau. Ateina ir... Tikrai taip. Vieni ateina dėl kažkokių varginančių darinių, kurie jiems trukdo nešioti papuošalus ant kaklo, ar ten kliūna rengiantis, ar galvos odoje atsiradę.
Ir dažnu atveju tai yra visiškai gerybiniai dariniai, kuriuos mes galim nesunkiai pašalinti. Bet čia mes labiau kalbame apie pigmentinius apgamus. Tai yra dariniai, plokšti dariniai, kurie dažniausiai, tai yra tiesiog grūdos dėmelės ant mūsų kūno, kurios gali keistis ir tada juos reikia periodiškai apžiūrėti. Tai tikrai tokių pacientų turime pakankamai daug ir tai reikėtų daryti. Na, aišku, tas toks ne visiems kasmet tai būtina daryti, jeigu mes kalbam apie paauglę augantį, tai turbūt užteks patikrinti mums į vieną kartą ir jeigu jokių įtartinų darinių nepastebėsime, tai pasakysime, kad ateikite po 2-3 metų. Jeigu žmogus ant kūno turi mažiau negu 20 apgamų ir jokių pokyčių nestebime, tai irgi galbūt nebūtinai kasmet reikėtų, bet mažai kas turi tik 20 apgamų ant kūno. Dažniausiai mes kalbame apie 50, 100 ar net kelius šimtus. Tai tada pačiam ir pastebėti gan sudėtinga darosi. Pasakėt paauglę ir pagalvojo, nuo kokio amžiaus ateina. Nežinau, pacientais vadinti ar klientais, nes pradėjau kaip nuo grožio paslaugų, bet dabar galvoju, kad čia mes kalbame apie sveikatą. Taip, būtent, kad mes, tas grožis yra, negali sakyti paskutinėje vietoje, bet tai būtent odos sveikata yra, iš labai daug dalykų susidedanti. Ir, mes konsultuojame vaikus nuo pirmos dienos jų gyvenimo. Vaiką problemos gali pradėti varginti naujagimį, vos tik gimus gali atsirasti įvairūs bėrimai. Įgimti apgamai, dėl ko irgi reikia pasirodyti pas dermatologą. Taip, nuo 0 iki 100 metų pas mus visą spektrą žmonių. Taip. Tai kaip suprantat, grožio ir sveikatos paslaugos labai persipina čia pas mus. Tai tikrai, kaip ir minėjot, pradžioj pradėjom nuo grožio ir dabar jau prie sveikatos sugrįžom. Tarsi taip jaučiasi, bet turbūt daugelis taip galvoja, kad ateina į grožio kliniką vien tam, kad būtų gražus. Pabaigoje išaiškėja, kad gražus tas, kuris sveikas. Taip, tai imkim paprasčiausią aknę. Tai yra spuogai, kurie dažniausiai paauglystėje prasideda. Tai nėra grožio ar tik estetikos problema. Jeigu spuogai palieka randus veide, tai jau yra pakankamai rimta liga, kurią reikia dažnai gydyti ir dažnai gydyti sisteminiais, tai yra geriamais vaistais ir ilgą laiką tam, kad išvengtume randėjimo veide, nugaroje. Tai yra ne tik grožis, bet tai yra labiau sveikata. Taip pat ir veido rožinė, kur būna įsiplėtę kapiliarai ir matomi bėrimo elementai. Tai irgi atliekame lazerinės procedūras, tai čia irgi kaip ir estetika, bet tuo pačiu ir sveikata, nes mes gydome tą veido rožinę. Aišku, tai yra nepagydoma liga, bet vis tiek gydome ją. Dabar labai daug klinikų galvoju, bet asmeninė tiesiog nuomonė. Kas svarbiau, lazeris ar gydytojas? Visada svarbiausia yra gydytojas. Supraskime, kad dabar rinkoje yra tokia didelė pasiūla tiek įvairios aparatūros, tiek įvairių leidžiamų išoriškai naudojamų preparatų, papildų, ko tik nori. Tai visame tame susigaudyti ir turėtų padėti gydytojas, kuris kvalifikuotai patarė, ko konkrečiam žmogui labiausiai reikėtų. Nes net mes ir patys kartais, kai renkamės kokias procedūras įsivesti klinikoje, tikrai reikia pasukti galvą ir atlikti ganėtinai rimtą analizę, kuo vienas aparatas yra pranašesnis už kitą. Čia tikrai nereikėtų vaikytis kažkokių tai prekės ženklų, ar tai, kas šiemet yra populiaru, ar tai, kas yra ką tik pasirodė rinkoje. Arba nesivaikyti, kaip visi turi atrodyti. Visi turi atrodyti taip, kaip gimė, kaip jiem genai davė, kaip užaugo, tik tai stengtis išlaikyti. Taip, mūsų tikslas... Ir baisus tas mano noras, ne? Kaip 50 taip atrodo. Mūsų tikslas nėra keisti žmonių veidus ar keisti jų išvaizdą. Ne, mūsų tikslas yra, kad jie turėtų sveiką ir gražią odą. Tai ypač jeigu kalbame apie veidą. Raukšlėles taip mes galime pakoreguoti, bet nėra tikslas, kad visi turėtų vienodus skruostus ar vienodas kaktas ar vienodas lūpas, jokių būdų. Man atrodo, mes taip galime ir užbaigti. Labai geras palinkėjimas, kad visi liktų savimi, rūpintųsi savimi, sveikam žmoguje, sveika siela, gražus kūnas, graži siela ir ačiū Jums. Ačiū Jums. Pasimatysim su Giharoje. Gerai, lauksime. Let's invest. Ramiai ir užtikrintai auginkite kapitalą.
Sugihara – estetinės medicinos klinika, kurioje jumis bus pasirūpinta iki smulkmenų.